Tai pati pagalvoju, ar čia kažkokios iš kosmoso jėgos, sunku patikėti, kad toks galingas produktas ir toks efektingas, nes nu, šitiek visko išbandžiau, jau aš sakau, aš jau būčiau ir be musėt, be narkozės po peiliais atsigulus, kad tik man nuimtų šitą skausmą, nes kada tu prarandi jau gyvenimo džiaugsmą, nu, tai kaip pasakyti, tai žinokit, tikrai tas taip produktas mane uždegė dabar noru gyventi, kažką daryti, tai kai aš pradėjau kolegom pasakoti, jie sako, kokias čia tu pasakas iš kosmoso seki, bet jie mato mano pasikeitimą, kada tu būdavai, nu, kaip pasakyti, nervuotas, ten viskas erzindavo, žinot, kaip skaudavo, dar visokios tos problemos, stresai ir visa kita darbe, tai aš galvoju, net vienu momentu pastebėjau, kad, žinot, atsirado toks noras, kai sakau, kalbi ir kažką ir kažkur ar glostai save, ar kasaisi, ar dar kažką tai darai. Ir aš galvodavau, kas čia pasidarė, ar čia kokia odos liga ar kažkas, o tikriausiai tai jau musėt mano nervų sistema čia jau visą tą rodė dalyką. Ir aš kada pradėjau gerti šitą sveikatos trikampį, viskas išnyko, viskas dingo. Kolonguardas iš tikrųjų man sutvarkė žarnyną, nes turėjau tikrai problemų, kada, sakykime, pavalgius po pietų man ten raižydavo negera ir visa kita, nu, va, visokie tokie nesklandumai būdavo, tai dabar šito tikrai nebėra. Nu, ką dar papasakot, nu, kada jau labai geri tie produktai, aš jau sakau, pusę dalykų užmiršau, ką aš turėjau, nes jie labai greitai pradėjo tvarkytis ir išnyko. Tai dar tik tais 3 savaitę, tai aš galvoju, Dieve, tai kai aš pusę metų pavartosiu, tai aš iš vis būsiu 20 metų jaunesnė. Tai nežinau, jeigu kažkas dar domina, klauskit, šiaip sakau, tikrai labai esu patenkinta ir pati dar netikiu, kad tai vyksta su manim, kad šitie tokie pokyčiai į gerą pusę, tiek buvau prisikaupus problemų ir aš tikrųjų, sakykime, į tos produktus, nu, žinot, visi iš tikrųjų žiūri skeptiškai, nu, jeigu jau ten piliulės, vaistai stipriausi nepadeda, nugi kągi čia padės kažkokie produktai, tai, bet man, sakau, tai buvo, kad, nu, žinokit, aš musėt priejau, kai sakau, liepto galą ir kaip tas skęstantis šiaudo, kad griebėsi, galvoju, nu, reikia gelbėti save, reikia ieškoti kažko tai, nes jeigu tu pats savo nepadėsi, tai tikrai niekas nepadės. Tai jo, iš tikrųjų paantrinti jums galiu, Lina, esat šaunuolė, už tai, kad ieškot priemonių, bandot ir nepraradot tos vilties, nes lygiai taip pat ir aš buvau kiek išbandžius produktų, atsimenu, ir vis nepraradau vilties, vis galvodavau, kad tikrai yra, nereikės man nieko tenais ar operacijos ar kažko, bet man tikrai padės. Ir žinokit, va, tas va, toks tikėjimas ir tas bandymas mus taip ir atveda prie tokių produktų. Tai labai, labai smagu girdėti. Manau, kad žarnynas dar jūsų valosi, nes žinokite, turėkit tikslą, turėkit kantrybės, pamatysit po tų pusės metų, kokia būsite ir kaip jausitės. Taip galvoju, kad aš musėt amžinai gersiu tos produktus. Aš nenoriu išeiti iš tos būsenos. Man tai dabar va, žinokit, gera. Taip ir yra, žinokit. Tik paskui šiaip patarė, rekomenduoja dažniausiai šitus produktus vartoti nuo 3 iki 6 mėnesių gydytojai reguliariai. Žiūrint priklauso vėlgi nuo organizmo būklės, kokia situacija, o paskui jau tu atsirenki. Žinokit, jau pajausite tai, ką jūs norėsit. Jau norėsite galbūt, jausit, kad dar jums reikia arba kai kuriuom situacijom tik Sanseto, kai kada reikia kolonguardo, nes tada tokia kaip palaikomąją jau mes funkciją vedam ir tiesiog, ir tikrai atradus šitus produktus net nesinori sustoti. Tai tikrai paantrinsiu. Ir pamiršau pasakyti, kad gėriau nuo kraujo spaudimo vaistus, tai po 3 dienų aš jau jų nebegėriau. Aš tiesiog pradėjau matuotis spaudimą, žiūriu, kad aš negeriu vaistų, geriu šitos produktus kamieninių ląstelių ir man normalus spaudimas, galvoju, tik kam aš tas tabletės greitai šona ir viskas. Ir kad šitaip greitai viskas tvarkosi, nu tai čia fantastika iš tikrųjų.
Taip, ir iš tikrųjų netgi raginu kai kuriuos, kas naujai pradeda vartoti arba tik pradėjo, tai tuos savo, kaip sakot, sveikatos stebėjimus, pasirašyti, nes tiesiog pasimiršta, paskui su laiku atrodo, paskui po kiek laiko pagalvoju, jo, taigi man ir spaudimas buvo, ir tas, tai labai smagu, labai ačiū, Lina, jum, tai didžiausias kantrybės ir toliau vartokit, lauksim dar geresnių rezultatų jūsų.